Kad ir kokios šiuolaikiškos technologijos atkeliavo į mūsų gyvenimą, žmonių kai kur niekas nepakeičia. Turime 2 rankas, 2 kojas, natūralų, o ne dirbtinį intelektą ir dirbame darbus. Kartais gali atrodyti, kad tuos darbus galima automatizuoti. Pavyzdžiui, rengti laistymo sistemą, kad medelyne dirbantys žmonės galėtų daugiau laiko skirti klientams. Problematika buvo tokia, kad čia žmonės laistė ir kai žmonių srautas yra didelis, jie ne visada suspėja palaistyti rankiniu būdu. Žinot, čia laistot, čia pa žmogų bėga, čia vėl laistot ir nebežinot, ar palaistėt, ar nebepalaistėt to medelio. Tai savininkė paprašė manęs, kad padarytumėm laistymą ir kad žmonės taupytų laiką ir kuo kokybiškiau aptarnautų žmonės. Gražios aplinkos tikrai nori visi. O pajūrio regiono žmonės tikrai puikiai žino, kur galima rasti ir lietuviškam klimatui puikiai tinkančių, ir egzotikos į aplinką galinčių nešti augalų. Būtent šiam medelynė man patinka taip, kad jie dirba ir su įvairiais augalais ir mes galim rasti ir išskirtinų, lietuvių žinomi yra augalai ir pagrindiniai, kurie vis tiek mes turim tokios tendencijos, ne kaip ir būtų, kaip ir interjere, taip ir apželdinime. Tai va tie tokie pagrindiniai augalai, kurie šiai dienai yra bangos, pasiteisino, jie būtent mūsų pajūrio zonoje, nes mes turim drėgmės daug, ką ir matom šiandien, tai tie augalai turi būti gyvybingi. Tai būtent šio medelynų kurie jinai dirba su tokiais augalais ir turi tokių, sakykime, ne egzotinių, bet įdomesnių formų. Tokie retesni augalai, galbūt tokiam įmantresniam klientui, jau klientui žinančiam, ko jisai nori ir aišku dizaineriam yra pasirinkimo laisva, kad mums nereikėtų ieškoti, užsakinėti, mes žinom, kad čia mes galim rasti praktiškai viską. Tad pats metas susipažinti su daugiau nei 24 metus veikiančios įmonės vadove, kuri tęsia savo tėvų bei senelių darbus. Gėlės ir augalai, kaip sako Živilė, turbūt jau buvo jos genuose. Pradėjom nuo Lietuvos, paskui kėlėmės į Lenkus, iš Lenkų vežėm augalus, dabar džiaugiamės, kad Covidas pakoregavo visą tą su vokiečiais, su olandais pradėjo jie patys pas mūsų važiuoti, džiaugiasi mumis, siūlo naujus augalus, naujas produkcijas, vežasi į Olandijos geriausius medelynus, siūlo daug naujienų visų tų, tai padeda mums plėstis ir turbūt esame jiem naudingi, o mes turbūt Kretingos ir viso pajūrio krašto žmonėm. Keliaujam plačiai, stengiamės kuo daugiau įvairesnių privežti, daugiausia pas mūsų dominuoja dekoratyviniai augalai, kadangi Kretingos yra medelynas stiprus, tai tuos paprastesnius visus augalus jie augina, o mes stengiamės tuos, kuriuos galim čia patalpinti, kažkiek mažesnius, sudekoratyvintus, kurie labiau ne parkam, ne sodam, o tokiam prie žmonių mažesniom teritorijom tom. Stengiamės nuo A iki Z, visko nesuveši, aišku, naujienas, kai parsivežam žmonėm, sakom, kad nauja, nebandyta, nežinom, aišku, sodinam pas savęs į kiemą, bandom, eksperimentuojam, kaip gyvena, kaip auga, kad dabar esam ir bambukus išbandę, kur jau 3-4 žiemas ir tokius visokius retesnius augalus. Aišku, būna visko, kad ir nurieda, jeigu vieną augalą augini, nežinosi, dėl ko jisai ar žiemą jam pakenkė, ar kažkokios tai sąlygos netinkamos, o taip stengiamės viską. Turbūt turėti visų augalų savo medelynę neišgalėtų niekas, tačiau akivaizdu, kad šio medelyno klientai augalus įsigyja tikrai išpuoselėtus. Kai laistymo sistemą suplanuojate įsirengti savo sklype, jo vaizdas vis tiek yra jūsų mintyse. Žinote, kur bus veja, o kur augalai. O medelynas tai didžiulis nuolat kintantis organizmas, todėl iššūkių čia tikrai nestigo. Kai atvažiavau čia pirmą kartą, dar nebuvo tiek daug medžių, čia ne per seniausiai jų užsivežė, tai eiga buvo tokia, atvažiavau, nusifotografavom su dronu visą šitą sklypą iš viršaus ir po to aš viską suprojektavau, susikėlęs į programą. Po to apkalbėjom su Živilė, ar jai tinka toks sprendimas, kadangi jau čia visur yra, kaip mato, trinkelės, medžių daug ir aš nebegaliu padaryti laistymo normalių būdų. Tai teko ieškoti naujų sprendinių ir juos įvykdyti. Beje, šio reportažo herojai pripažįsta, kad augalijos mados irgi keičiasi. Iš Vokietijos ar Nyderlandų naujos tendencijos iki mūsų šalies atkeliauja po 3-4 metų. Tiesa, dabar šis terminas trumpėja. Bet jeigu norite tokių augalų, kokius matėte internete, nepulkite užsakinėti iš užsienio.
Gal jų jau galima rasti ir Lietuvoje, kur patyrę specialistai tikrai žino, ar jie tinka mūsų klimatui, o prižiūrėti augalus, kad klientui atiduotų išpuoselėtus sodinukus, medžius ar krūmus, jie tikrai moka.